Sveiki. Taigi, Facebook fanų puslapis, kaip jį sukurti ir ką reikia, maždaug kokius žingsnius mes darysime. Tai tiesiog pradėsime nuo paprasčiausių dalykų, kas jau turite Facebook fanų puslapį, galite pažiūrėti irgi galbūt tam tikrų dalykų atrasti, ko nesukūrėte, bet kaip ir kalbėjome, yra fanų puslapis, kuris irgi didelį vaidmenį visame šitame veiks. Tai ką mes turime pirmiausia nuo ko pradėti? Tai yra, kaip ir minėjom, reikia pažiūrėti, apie ką šitas visas puslapis bus. Jeigu man patinka morkos, ne morkų meistras, tai aš galiu ką pažiūrėti. Nuėjęs į Google tą įrankį, kur rodžiau keyword ieškojimas, aš pasižiūriu tiesiog morkos ir morkų užrašiau tuos raktažodžius ir pasižymėjau lietuvių kalbą. Aišku, pasižymėti galima tiek Lietuvą, tiek lietuvių kalbą ir pažiūrėti, kokie rezultatai, kur daugiau bus. Bet aš tiesiog morkos ir morkų įrašiau. Pavyzdžiui, morkos yra apie 720, kada labiausiai, žiūrėkit, netgi ieškosi morkos. Žiema kažkodėl, tai ne vasara. Ir toliau einame kas, morkų pyragas labai populiaru. Ne, vėlgi, per kalėdas turbūt, per rudenį visas šventes galbūt, ar per kalėdas. Morkų salotos, morkų sultys, morkų dieta, marinuotos morkos, morkų sėklos, morkų sriuba, morkų žiemai, morkų auginimas, morkų pyragas receptas, morkų blynai, pilna, ne? Ir jeigu aš tada pasiėmu morkų meistras, matot, kiek morkų pačių yra raktažodžius. Gal netgi reikėtų ne morkų nosinę, bet tiesiog parašyti 90, bet vat morkų, ne, visur. Aliejus morkos korietiškos, sausainiai, morkos receptai ir taip toliau. Labai daug. Tai viskas gali būti apie morkas. Ir ką aš tada morkų meistras, tai yra morkų, visi daug kas ieško morkų, tada meistras, kaip ir apima tą pyragą, salotas ir taip toliau, vos ne, viskas, kas iš morkų bus, ne. Tai gali būti netgi viskas apie morkas ir iš morkų. Gali būti netgi taip. Arba ten nuo auginimo iki paruošimo, ne. Tai tada ką mes ir darome, nueiname į Facebooką ir dabar kaip čia sukurti tą puslapį. Tai yra, aš pirmiausiai nueisiu tiesiog dovanų idėjas pasirinksiu, atsidarau bet kokį Facebooko fanų puslapį, bet ką įrašom ir žiūrim, kad būtų puslapiai. Paspaudžiame puslapiai ir tada šalia pamatysite, va šitoj vietoje bus kurti puslapį. Aš jį spaudžiu, aš čia tiesiog šalia tų visų padaro kurti puslapį, kad mes rastume. Jeigu mums patinka puslapį, ne, taip toliau mes galim susikurti savo dėl to. Tai dabar ką mes norim padaryti? Aišku, mes turime dabar įsirinkti, kas tai bus. Tai yra, ar tai bus vietinis verslas, ar tai bus tenai kompanija, organizacija, institucija, ar tai bus kažkokia artistas, taip toliau, bet dažniausiai bus, jeigu, pavyzdžiui, šitoje vietoje, tai mes tiesiog sukursime ką? Mes sukursime community vadinamą tą, tai yra bendruomenė. Bet jeigu jūs ten pažymėsite kažkurį, tai kuris galbūt jums tiks, bet Facebookas, sakykime, pamatys, kad ne taip yra, tai tada jisai tiesiog pats pakeis automatiškai. Bet mes pasiėmam būtent cause arba community, tą vadinamą, tai tiesiog ir parašau morkų, lietuviškai, morkų meistras. Ne? Aš sutinku su Facebook puslapų sąlygomis, gali perskaityti, jeigu norite, jeigu netingit, aš tai tingiu. Vis tiek ten bus viskas tas pats, kaip ir visur kitur. Ir laukia, ne, sujungia man ir sukūrė. Dabar ką, ir tiesiog einam. Būtent mums reikia sudėlioti. Tai pirmiausiai tiesiog galime dabar aprašymą parašyti, tai yra būtent, vėlgi mes galime raktažodžius naudoti, ne, tame visame, tai galime rašyti. Morkų meistras, brūkšnelis, viskas apie morkas. Nuo morkų auginimo iki morkų paruošimo ir daugiau. Tada puslapis, ne? Tai aš, kadangi jau sukūręs esu, tai bus galime BVV ir su PVV, bet galime ir nukopijuoti tiesiog morkų meistras.lt. Ir mes čia būtent pasirenkam unikalų Facebooko. Čia vieną kartą daugiau negalėsite jo keisti, tai būtinai turit pasirinkti tinkamą. Tai aš tiesiog morkų meistras.lt ir iš morkų meistras,
ar tai yra organizacija, ar tikra organizacija ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, nėra kažkur, tik tai Facebook'e sugalvojęs, tai tada ne, spaudžiu ir viskas. Taip, čia pirmas. Toliau yra profilio nuotrauka. Dabar kaip profilio nuotrauką aš galiu įkelt, kaip įdėti ją. Tai aš tiesiog ką padariau, nuėjau į Facebooką ir išsirinkau, žodžiu, kažkur, aišku, lietuvių tai nenoriu rašyti, nes po to, šiaip tai internete, kadangi kaip ir internete nelabai ten tokių tų teisių yra, nebent jau ten kažkas tokio pavojingo, bet šiaip nuotraukos ypač tai galima tiesiog jas pasirinkti. Bet aš tiesiog angliškai, aišku, galite išsiversti, ne, koks tai žodis, bet aš pasiėmiau, pasiverčiau ir radau lyg tai valgančią morkas moterį, ne, tai aš galiu tiesiog jį išsisaugot dešiniu arba tempti į darbalaukį arba tiesiog dešiniu spauti ir išsaugoti. Pasirinkam šitą paveikslėlį, išsaugau. Toliau, ką darau, grįžtu į Facebooką ir tiesiog įkeliu. Gali būti jūsų nuotrauka, gali būti ne jūsų, bet čia tas beautiful skin, ne? Įkeliu. Galite ir į savo puslapį, ta prasme galite nuotrauką, bet nuotrauka turėtų tiesiog atspindėti, kas įdomaus, ne? Kažkas yra, kas susijęs su tuo dalyku. Jeigu tai ten uždirbis, tai pinigai, ne kažkaip, tai ar tenai piniginė ar kažkas panašaus. Taip, dabar čia galima pasirinkti, kad kai būna Facebook'e tiesiog, kad būtų jums pasiekiama daug lengviau, yra čia prie tų newsfeed, kur būna žinutės ir taip toliau, kad pridėti, kad nereikėtų kažkur ieškoti, tiesiog sakom pridėti prie mėgstamų, pridėjom, ačiū ir pirmyn. Toliau einame. Paspaudėm. Toliau yra prašo, kad maždaug, reklamą galima daryti, bet mes dabar praleisime, nes mums dabar reklamos nereikia, po to atskirai rodysim reklamą, nes yra kiti efektingesni būdai. Ir praleisti viskas. Ir sukūriau. Viskas. Dabar tik toksai profilis. Tai yra galima pakviesti draugus, galima čia aprašymas, ir galima taip pat įdėti kažką kito ir įdomaus ir nuostabaus. Tai yra patį tą coverį, vadinamą. Tai, kad lengviau būtų, ką aš nueinu padarau į Google. Aš nueinu ir rašau Carrot Facebook cover. Carrot yra morkos ir, pavyzdžiui, galiu netgi. Galite parašyti, pavyzdžiui, money, ten money bus Facebook cover. Ir būtent čia yra tokio dydžio, kurio reikia Facebook'ui. Ir jūs galite pasirinkti iš daugelio. Vienas labai svarbus dalykas, ko žmonės nelabai supranta ar žino, tiksliau nežino, tai yra, kad Facebook'o tas fanų puslapis, ta nuotrauka negali turėti jokių kontaktų, jokių telefonų, jokių puslapių, iš tikrųjų negali turėti. Jeigu Facebook'as pamatys arba kas nors ten pamatys, jie iš karto uždraus arba netgi išmes jūsų puslapį. Taip, kad nedėkit jokių telefonų, nieko, tenai nereikia tų dalykų daryti. Bet aš, pavyzdžiui, rašiau tą morkos, Carrot, ir aš radau labai tokį įdomų smagų, nes čia tiesiog duoda nemokamus vos netgi. Ir aš radau labai tokį smagų, man patinkantį, dabar aš net, palaukit, pasakysiu, kur aš radau. O čia buvo, ar gal ne. Va čia, šitas. Man patiko, ne? Tai aš įsisaugojau. Kaip aš įsisaugojau, jeigu nežinot, nes kai kurie neduos, aš tiesiog naudojau tą programėlę, kur iš pradžių rodžiau pirmosiuose video, kur buvo Capture. Ir tiesiog pasižymiu šitą puslapį. Ten jeigu šiek tiek porą pikselių, porą taškų nematysiu, tai nieko tokio. Bet aš pasiėmiau, sakau Capture Image ir išsaugoju man ir aš dabar galiu tiesiog išsaugoti. Paimu ir išsaugoju. Aš tikrai jau išsaugojęs esu. Ten Facebook Carrot. Ir viskas. Dabar. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, daugelis iš jūsų nemoka nei Photoshop'o, nei kažko kitų naudotis, tai aš radau, kad, pavyzdžiui, čia aš galiu užrašyti kažkokį tekstą. Tai einame į tokį puslapį, kadangi aš įsisaugau, einame į tokį puslapį vadinamą Online Image Editor. Šitą nusikopijuokit, arba tiesiog aš duosiu sąrašą. Online Image Editor. Ir ką mes dabar galime daryti su juo? Tai yra, aš palaukit, iš naujo padarysiu.
Ateinant į šitą puslapį pagrindę ir čia matot bus įkelti. Tai čia realiai galima nuotraukas, netgi ne Photoshop'u nieko tiesiog dėti. Tai ką aš darau? Pasiemu tą nuotrauką, kur aš turėjau. Šitą nuotrauką. Taip. Pasiemu, atsidarau. Aš galiu pasakyti pas mane, pavyzdžiui, dabar PNG yra arba JPG, jeigu aš noriu perkonvertuoti ją į mažesnį formatą, nes tiesiog yra JPG toksai formatas, kuris visą laiką geriausias yra, nes PNG biškutį didžiulis yra, o JPG yra pats geriausias. Ir aš tiesiog sakau upload, viskas. Daugiau nieko. Pasirinkau failą, pasirinkau šitą failą, spaudžiu open, matau jo pavadinimą čia ir spaudžiu upload. Mums daugiau nieko kito nereikia daryti. Dabar įsimetė tą nuotrauką čia. Ką aš galiu dabar daryti? Aš galiu visokius kaip ir efektus ten ir tuos borderius, vadinamus, sakykime, atseit gražius, kokius nors, neuždėt. Vos ne, tokius. Bet mes tokių dalykų nedarysim, mes padarysim pagrindę ką. Mums reikia kažkokio tai teksto. Tai aš spaudžiu add text, tiesiog uždedu ir aš tą tekstą galiu taip kaip noriu ir dėti. Galiu ir foną pasirinkti spalvą ir tiesiog užrašyti kažką. Ir dabar galiu netgi labai grubiai, sakykime, ar baisiai tą tekstą užrašyti, netgi tokią pačią spalvą galbūt kaip gal baltą tiesiog. Galima baltą bandyti. Ne? Ir mes galim tiesiog greitai, labai pakeisiu. Tai yra tekstą čia įvedam, o tekstas būtų viskas apie morkas ir jų paruošimą. Ne, mes tai galim. Įdedam, paspaudžiam preview ir viskas įdeda. Užsidėjom viršui kažkur, tai galime dar galbūt šešėlį uždėti, kad šiek tiek matytųsi geriau. Ir viskas. Viskas apie morkas ir jų paruošimą. Ir mes dabar ką? Mes galime išsaugoti. Jokių, kaip ir sakiau, jokių puslapių nededam nieko, nes čia Facebookas tiesiog neleidžia. Ir mes išsaugojam. Išsaugojam galim iš karto į Facebooką, bet tiesiog mes išsaugom kur nors į savo katalogą. Automatiškai jisai tiesiog parsiųs į puslapį ir dabar einame vėl į Facebooką. Spaudžiame pridėti viršelį. Ir kaip ir čia sakoma, yra būtent šitas paveikslėlis nėra skirtas visokiem reklamai, kuponams ar reklamai. Ir neturėtų būti vien tik tekstas ir jokių copywritingo, kaip ir negalėtų būti tiesiog. Čia neskirtas tokiem dalykam. Ir mes tiesiog gerai, ačiū labai, kad pasakėte, įkelti nuotrauką. Pasirinkam tą nuotrauką, kur išsaugojam. Pasitikrinam, ar tikrai šitą nuotrauką. Nėra teksto kažkur, ne? Tuoj pažiūrėsim, kas čia įvyko. Arba aš neišsaugojau, turbūt gal neišsaugojau. Tuoj grįžtame. Buvo. Tuoj, kur čia tas šešėlis. Šešėlis padarome perspektyvą, taip turiu. Patraukiam viršui ir pamiršom apply paspausti. Apply. Viskas. Ir dabar, jeigu aš išsaugosiu, tikrai turėtų būti. Atsidarau, išsaugojęs. Jėga, išsaugau. Gerai, grįžtam į čia, įkelti nuotrauką. Ir pasirinkam tą nuotrauką, kur ką tik išsaugojam. Pasitikrinam dar kartą ir liuks. Open. Įdedam. Voila. Viskas. Išsaugoti pakeitimus. Štai turime facebook.com/morkumeistras.lt. Kodėl aš .lt rašiau, tai nesuprantu. Reikėjo morkų meistras tik tai rašyti. Būna žmonių bukų ir kvailų. O kartais būna tik tai situacijose kvaili ir bukiai. Aš
tokioje situacijoje patikau, bet iš tikrųjų reikėjo rašyti morkų meistras, bet morkų meistras LT irgi tiks. Ir viskas, va, štai mūsų puslapis, kuriame mes dabar jau galime dėti informaciją, o visą kitą parodysiu toliau, kaip dėti kokią informaciją ir kaip dadėti tuos būtent tabus vadinamas, tai čia, kaip čia pasakyti, papkutes, kurios va, būtent ir foto bus ir galima įdėti netgi specialius pasiūlymus ar registracijos formas. Tai visa tai vėliau bus, bet štai ką tik susikūriau Facebook'o fanų puslapį, labai paprastai, ir aš jau galėsiu pradėti dėti tam tikrą informaciją. Ne? Ir dar vienas dalykas, ką aš galbūt reikėtų pabandyti įdėti, tai yra pačiam aprašyme reikėtų įdėti, čia aišku, kaip ir sakiau, neduos, ar leidžia vis dėlto, leidžia. Jo, kad leidžia iki 250 žmonių dar gali pakeisti pavadinimą, o iki 25 lygtai fanų gali dar pakeisti ir pačio puslapio pavadinimą. Taip, kad morkų meistras ką tik ištrynė, jeigu padarėt klaidą, bet iš karto turit net nelaukti, kad fanų patikrinti užtvirtinimą. Morkų meistras vis dėlto viskas gerai. Ir to jau kitiems iki... Ja, viskas tvarkoja. Tiesiog įspėjimai visokie buvo, kad negalite pakeisti daugiau, blablabla, ten ir taip toliau. Ir štai, viskas. Pagrindę mes pakeitėm, patvirtinti užtikrinimą. To jau grįžtam atgal. Grįžtam atgal ir dabar matosi pakeistas. Ir mes galime taip pat tą aprašymą. Tiesiog pažiūrėti, ar leis mums vis dėlto įdėti. Turėtų leisti. Morkų meistras.lt. Štai. Išsaugoti pavadinimą, tinklapis įdėtas ir viskas kaip ir veikia. Ir galime toliau eiti vėl pažiūrėti puslapį. Olia, viskas. morkumeistras.lt. Viskas apie morkas, nuo morkų auginimo iki morkų paruošimo ir daugiau. Viskas mūsų puslapis sukurtas ir mes jau galime pradėti dėti informaciją. Tai tiek.